Gerai, dabar pasitiksim kitą komiką, tai šilti plojimai Eimantas Venskus. Labas vakaras. Buvau šiandien parduotuvėje, stovėjau eilėj ir už manęs stovėjęs benamis mane priaugėjo. Iš kur žinau, kad benamis, jis man iš priekio į galą parėjo toks stiprus alaus kvapas. Ant kiek turi smirėti iš burnos, alum, kad mane priaugėtų iš galo, aš vis tiek užuoščiau iš priekio. Jis mane ant tiek stipriai nuriaugėjo, kad aš iš parduotuvės išėjau su 0,4 promilės. Aš nuėjau iki mašinos, kad važiuot namo ir blemba, jaučiuos biškiai apsvaigęs, galvoju, ką daryti, ir dar 15 minučių turiu, galvoju, ai. Šiaip aš iš Klaipėdos, čia atsikrausčiau Vilnių nesenai ir man labai buvo keista, čia labai daug žmonių pas jūs bėgioja. Labai visi bėgioja. Aš vieną kartą pasigavau, sakau, kodėl jūs bėgat? Kas jūs gaudo, nuo ko jūs bėgat? Ir jis man sako, mes tiesiog viens kitą gaudom. Dėl to tokia gyvatėlė per visą centrą ir išslapščia. Nu gerai, sakau, bet kodėl kai kurie iš jūsų esat su šortais ir su maike prie -30? Apie ką čia? Kas čia yra? Ir sako, ai, šitie. Nu mes šitos dar nuo vasaros gaudom. Šiaip vyrui būt gėjum net nėra pats geiškiausias dalykas. Daug geiškiau yra su dar 8 vyrais sėdėti vienam kubile. Čia labai geiška. Dar geiškiau už tai yra, kai jų kojytės po vandeniu susiliečia. Ačiū. Čia labai geiška yra. Ir tokie vyrai, tikri bachūrai, dažniausiai mėgsta penktadieniais po darbų su draugais sulėkti į kokią sodybą, nogais bibiais nueiti pirti, viens kitą su vantom išvanoti. Tada iš tos pirties išeit, sušokti kubilą ir kalbėti, kokie visi valdžioj pydarai. Aš nesenai mačiau savo tokios pažįstamos, story, Instagramo. Ir ten jos bičias taip ant rogučių taip suko ratuku. Ir jinai parašė, jinai buvo ten tokia per tą video tokia, ui. Ir jinai ant to story Instagrame parašė, šiaip jaučiasi geriau nei atrodo. Ir aš nemeluosiu, atrodė lievai. Nebuvo ten ui. Žinot, tokia frazė, man tokia čia yra grina mergų frazė. Man atrodo, tokią frazę jūs, pano, sakot savo draugiam, kai susirandat naujus bičius ir pirmą kartą rodot jų nuotraukus tokius. Nu, važiuok čys. Nu, šiaip jaučiasi geriau nei atrodo jisai. Šiaip pastebėjau, ant Coca-Colos vėl atsirado visi tie užrašai, kur ten gražuolė, šaunuolė, danguolė, kamilė, visi šitie. Bet ar tikrai visi yra gražuoliai ir šaunuoliai? Nu, kamilės, tai gal ir visas, daug tų kamilių, bet ar tikrai visi gražuoliai? Man atrodo, Coca-Colai pardavimus padidintų, jeigu jie pradėtų rašyti ir kitus būdvardžius. Jūs įsivaizduokit, mes ateinam parduotuvę ir ten ant lentynos stovi taip. Gražuolė, šaunuolė, danguolė, žiurkė, kalė, kamilė. Nes aš kolos buteliukas užrašų gražuolę galiu nunešti mamai. Nu ir viskas. Bet buteliukas užrašų žiurkė? O kiek kamilių pažįstu? Mano darbė nesivyko pižamų vakarėlis. Sako, teikit į darbą apsirengę taip, kaip miegat. Visų pirma, į darbą reikėjo ateiti 8 ryto. Čia ne vakarėlis. Čia arba blogas prasideda, arba geras pasibaigia. Kitas dalykas, aš su triusikais mėgau, ne? Nu kaip man reikia? Ir aš taip ir nuėjau su triusikais. Ir mane kolegos truputį žiūrėjo krepai, bet suprato baimę. Bet mano draugas į mano darbo vakarėlį atėjo iš vis nuogas. Darau. Ir į jį mano kolegos žiūrėjo dar kreiviau. Nes jis net nedirba su manim. Darbus iš vis net neturi. Norėjau užsiskyti vakar kiniečių ir, maistą. Ir pamačiau, blemba, kiek mes čia daug turim kiniečių restoranų pasirinkimą. Nu labai daug, nors Lietuva nuo Kinijos, šiaip labai toli. Bet tada pagalvojau, o kai žin, Kinijoj kiniečiai irgi būna tokie, kad klausyk, injangai. Pasiėmam gal šiandien kokių davai cepelinų prie filmo. Senai kažkaip valgiau to lietuviško maisto. Atvažiuoja pas jos tas Temu kurjeris atveža maistą. Sėdi prisimerkia, valgo tas cepelinų su lasdelėm. Nebūna taip turbūt, ne?
Šiaip kalbant apie kiniečius, dabar skaičiau tokią Delfi antraštę. Trumpas grasina Kinijai 200% muitų. Aš nemeluosiu, aš jau nebežinau, čia tie 200% daug ar mažai. Nes man dabar tėmų tos debiliškus ezus per YouTube mėtos. Žinot kur? Ei, sera, sakiau, atiduok 60 000 planšečių. Atiduok šias planšetės už 1 centą, arba kitaip neteksi darbo. Žinot šitos ezus, ar čia man vienam šitą šūdą mėtą. Ja. Per 1 centą pridėjus 200%, čia gaunas 3 centų iš planšetį. Niekas nepirks, tas bosas iš tėmų reklamų bus atleistas. Nes šiaip čia yra tiek maža kaina, kad mums kaip lietuviams kelia vieną bėdą. Iš kur gauti 1 ir 2 centų monetas? Pas mus tik po 5 vaikšto. Žinau, kai jūs sakysit, duok tas 5 centus, palik 2 centus arbatos, ne? Nesvaikit, man čia 2 planšetės be muitų išeina. Sugedo man mašina čia dar prieš porą dienų ir teko su autobus pasivažinėti. Ir autobus stotelį pamačiau tokį plakatą. Vilniaus viešojo transporto reklamą. Ant jos buvo parašytos 3 frazės. Įsigyk bilietą, keliauk atsakingai, keliauk kietai. Su pirmom 2 sutinku. Bet keliauk kietai. Esat matę, kad nors, kad 3 marozai liptų į autobusą, vienas iš jų nenusipirktų bilietėlių ir kiti 2 būtų tokie, nu nahu zylė. Mes galvom, turim rimtesnis brigadioras esi. Atsisėsk atskirai namus. Nebūna taip, daug kiečiau yra be bilietų važiuoti. Šiaip, kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad aš, ne tai, kad sensu negaliu sakyti jaunas, bet labiau ateinu į tokį saugusio žmogaus gyvenimą. Dabar kodėl taip sakau? Mano draugo gimtadienis buvo nesenai ir aš sakau, ko nori gimtadienį, dovanų. Ir jis toks sako, žinai ką, gali man tiesiog už nuomą sumokėti. Davai, nesakau, nu. Tu iš vis su mama gyveni, ką mes kalbam. Jo sako, jei ir sumokėk, aš jai ir moku. Keistas noras, bet galvoju, bet pats norėčiau. Nu toks, gerai šiaip dovana. Galvoju, davai, geras draugas, sakau, gerai. Tiek to užmesiu. Bet sakau, davai rinkis dar kažką, nes nenoriu ateiti gimtadienį be dovanos, toks tuščias. Ir jis toks sako, ai, dar galiu kažką rinktis. Nu, tada noriu, kad man dar ir už komunalinius mokėtų. Gal dar ką nors turiu? Manęs mergina nesenai paklausė, ar jinai, ne Kamilė. Nes jinai paklausė, ar jinai man vis dar graži, ar jinai man su metais vis dar gražėja, ta prasme, ar nebus, kad aš po kažkiek metų surasiu kokią jaunesnę mergą. Ir aš jai sakau, nu, brangutė, saulytė mano, tu širduk. Nu, tu man esi kaip mano mašina. Literaliai, nes abidvi 2.5. Bet sakau, nu, man esi kaip mano mašina, tokia vienintelė, vieną tiesų turėsiu, daug metų turiu, nuo pat 18 metų. Gal ir nebejauna jinai, bet nu, tipo, mano mašina, aš tik vieną tokią turiu, pati brangiausia man, ne? Ir aš taip galvau, nu, kietai atsakiau, taip savim didžiavausi viduje, taip romantiškai, gerai išmaščiau. Ir taip nuliūdu, sukas yra tokia, tai aš Honda Civic. Ir ačiū labai iš manęs tiek. Eimantui plojimai, paplojame Eimantui. Paplojame Eimantui Venskui. Paplojame.